Tai va, pirmiausia atsirenku siūlus, kokių spalvų dėsiu, kokio pločio noriu juostas ir kokio ilgio siūlai turi būti. Tai ilgį paprastai imu virš 4 metrų, čiut virš 4 metrų. Ir kad nereikėtų man centimetro jokio, tai aš matuoju šitaip. Atsimatuoju ilgį. Mačiau, yra 4,10 m. Siūlai turi būti gana stori, nytis storas, todėl dvigubinu siūlą. Štai dar viena nytis. Tada suieškau vidurio, kur vidurys. Ir pritvirtinu prie kokio nors pagaliuko, prie kokio nors laikiklio užmestų. Ir jau pritvirtinu. Dar vienas nyties reikės. Prie pagaliuko tvirtinu, o ne prie kokio rimtesnio stovo, vien tam, kad aš jį galėčiau neštis į bet kurį kambarį ir tvirtinti prie kokio nors kito daikto, kėdės ar kokio durų rangenos ar dar kažkur. Kad jis būtų mobilus ir aš galėčiau jį bet kuriam kambarį, kurie man noris tą dieną. Galima tvirtinti prie kėdės, taburetės ar šiaip kokio nors stovo. Čia yra dėkingas toks stovas, kur labai patogu tvirtinti bus man. Ir aš tiesiog tvirtai pririšiu jį. Va. Kad jis nejudėtų, kad galėčiau savo ramiai nerti, pinti juostą. Vienos pusės galus surišu į mazgą, kad jie nesipainiotų, nesusiveltų. Imu kitą pusę, nuo vidurio visada juostą pradedama pinti ir perskiriu nytis į 2 dalis. Susirandu vidurį. Štai. Čia vidurys. Perskiriu vieną pusę į vieną ranką, kitą į kitą ir pinant visą laiką turim įtempę siūlus laikyti. Toliau. Turim įtempę laikyti. Dabar pradedam pinti. Vienoje rankoje, tarkim, kairiai aš laikau pusę siūlų stipriai, su dešinė pinsim, pradėsim pinti juostą. Juostą geriausia pradėti iš dešinės pusės ir pirmas nytis turi per viršų. Taip niekada neužmiršim. Imam pirmą nytį, dedam ant antros nyties iš viršaus, leidžiam po trečią nytim iš apačios, dedam ant ketvirtos nyties iš viršaus ir taip pinam kaip kasą. Štai atėjom su kraštinė nytim iki vidurio, matot? Ir dabar aš ištraukiu šitą nytį, ją perdodu į kairę ranką ir jau laikau kairį ranką. Dabar dešinę ranką likusius siūlus stipriai laikau, kairę ranką pradedu pinimą. Bet pinimą pradedu jau kraštinių siūlų kraštinė nytim, kitaip tariant, einu per apačią siūlą, nebe per viršų. Per apačią pirmiausia, tada per viršų, vėl per apačią, tada vėl per viršų, vėl per apačią ir taip pinu kaip kasą iki vidurio. Vėl taip pat iki vidurio. Štai iki vidurio, nueisiu iki vidurio. Dabar sukryžiuosiu su tą nytim, kurie atėjo iš dešinės, ištrauksiu siūlą ir atiduosiu į dešinę pusę. Štai, du siūlai, perskryžiau. Pirmas darbas padarytas. Šitai egliniai, dvinytei egliniai juostai reikia, kad būtų lyginis skaičius siūlų.
kitaip tariant, nyčių. Dabar pradedu vėl tą patį. Imu iš dešinės siūlą ir keliu per pirmąjį, leidžiu po antruoju, vėl keliu per kitą, per trečiąjį, leidžiu po ketvirtuoju ir pinu iki vidurio, taip kaip kasa. Ir vėl ištraukiu, atiduodu kitai rankai. Čia daug darbo. Ir taip kiek užtrunka tokia juosta nupinti? Tokia juosta, aš kaip skaičiuoju, kad 10 cm nupinti panašiai valanda. Tai jeigu juosta būna 2,20 m, 2,40 m, tai paprasčiausia padauginti. Plius dar užmetimas valanda kokia. Taip kad 3 darbo dienos. Tik tai. Tik 3 darbo dienos ir gaunasi viena juosta. Taip. Jeigu jinai platesnė ir tokių plonesnių siūlų, jeigu storesnių, aišku, ir siauresnė, tai truputį trumpiau. O praktiškai, kur naudojamos šios juostos? Dabar jos naudojamos tik tai prie tautinio kostiumo. Nemanau, kad kas nors kitur naudoja. Na, tiesa, mes, tarkim, būgnui šitokią juostą pririšėm, labai patogu nešiotis būgną. Tiesiog pagražinau. Kur dar galima naudoti? Naudoti galima daug kur, tarkim, per juostas, kada sutinkame kokie jaunieji ar garbingi svečiai ir mes tą juostų tokį taką padarom, kodėl nenaudoti ir aukštaitiškų juostų. O šokyje galima naudoti ją, pakėlus į viršų, yra šokiai įvairūs. Tai jeigu šokis to prašo, tai kodėl nenaudoti, bet dažniausiai, tai žinokit, šokiai šitie su visom juostam yra, jie jau sukurti, jie neliaudės šokiai. Aš nežinau tokio liaudės šokio, kur reikėtų juostų. Jie dabar sukurti kažkur tai pokari. Tai jau. O šiaip tai jubiliatus galima ir aukštaitišką juostą perrišti. Juk juosta tai ne vien tik tai susijęs simų. Juosta tai tas simbolis toks apjuosti žmogų, tai tarkim, tartum jį kokį tai apsaugos ratu apjuosti. Tai tokia, apsaugos linkėjimas. Nuo piktųjų dvasių? Aišku, nuo piktųjų, pirmiausia nuo piktųjų. Ar nuo moterų? O gal dar žinote, kur nors juostas galima naudoti? Na, nežinau, šito aukštaitiškų, kad kur naudotų, tai tiesiog nežinau, nes, tarkim, šitas rinktinės juostas, tai ir piršlys ten užsikabina ir užsijuose. Ir kokiam jubiliatui naudžia dažniau su kokiu įrašu ir kaip simbolinė dovana, kažkokiem tai svečiam užsienį irgi gali būti sunuausta, išaustais tekstais. O aukštaitiško, aš tiesiog nežinau, ar kur dabar naudoja. O spalvos labai svarbios juostoje? Spalvos svarbios, spalvos tradicinės. Kažkaip tai, tarkim, dangiškos spalvos kokios nerasi, ten ciklameno spalvos nelabai. Vien todėl, kad seniau nebuvo, manau, dažų natūralių gamtoj, kad išgautų tokias spalvas. Kokias iš gamtos augalų išgaudavo spalvas tokiam ir dažė siūlus. Bet dabar tai mes jau, kaip pasakyti, kai apsiskaitę ir žinom tas spalvų reikšmės, mes galimgi tiesiog pritraukti, aiškinant spalvas, o tada žmonės gal tiesiog pagal gamtos ciklus, sakykime, rinkdavo tas spalvas. Kaip matot, jokio ornamento aš rašto neišgausiu. Bus tik tai rombiukai ir kvadratukai ir viskas. Nes pintinė juosta nėra raštuota juosta. Gal galite pasakyti, kaip jums gimė idėja mokytis, išmokti?
iš didelio reikalo. Kadangi reikėjo papuošti ansamblį ir aš pamačiau, kad neįpirksime tų juostų, jų labai reikėjo daug, buvo labai daug tuo metu vaikų, atgimimo laikai, vaikų labai daug buvo norinčių dainuoti liaudies dainas, gal ne tiek vaikų, kiek tėvai labai skatino vaikus tą daryti. Ir kai ansamblį 20 ten buvo tuo metu gal 8 vaikai, tai tiesiog man pasirodė per brangu. Ir pradėjau tada pinti, pati pabandžiau. Ir atrodo, kad pavyko. Ir kiek metų jau pinate juostas? Daug, gal nuo 95 ar 6 metų. Jums tai teikia didžiulį malonumą? Ar prievolė kažkokia yra? Malonumas, kada sumanai, kad noriu pinti. Va dabar noriu labai gražiai juostą nupinti. Tai va tada būna malonumas. Bet būna kartais tai tiesiog darbas, nes trūksta juostų, reikia dar ir tam. Ir tiesiog laikas spaudžia, sprandas skauda, rankos pavargsta, tai būna darbas. Tiesiog darbas, kurį turi padaryti. O malonumas tai vieną kitą nupinti, aišku, malonumas. Ir štai jau kažką mes turime, gražų vaizdą. Už gero pusvalandžio, kadangi juosta šita nėra tokia plati, mes jau matom vaizdą, ką čia mes jau turėsim. Štai toks ornamentukas išryškėja. Ta balta spalva truputį tokia rėmelį duoda, kad nebūtų tokia niuri juosta, tai aš specialiai tą baltą įdėjau. Na, tarsi truputį tokį langelį akcentuoja. Tai žodžiu, turbūt kviestumėte ir kitus prie jūsų prisijungti ir daryti gražius darbus. Būtų labai malonu, ypač mergaitės, kad pintų juostas ir puoštųsi. Tarkim, šitą juostą aš taip įsivaizduoju prie kokio lininio kostiumėlio arba lininės suknelės mergaitėje. Taigi būtų gražiausias papuošalas. O jeigu jau siaura juostytė, jinai gali, tarkim, vietoje apyrankės būti. Arba kodėl neįsipinti, ar kažkaip taip plaukų nesurišti su tokia juosta. Tai būtų labai originalu, netikėta. Jinai gali būti įvairių spalvų, nebūtinai dabar jau čia tų tradicinių spalvų. Tiesiog patinka mėlyna, violetinė, prašau. Galima labai gražiai susiderinti ir tada priderinti prie batukų ir prie rankinės ir paimprovizuoti. Arba tarkim iš tokios juostos plačios, kodėl nepasidaryti savo kokią krepšelį. Žodžiu, viskas įmanoma, kas įmanoma supinti, taip? Jei mes norim dabar daryti pertrauką darbo metu, tai aišku, einam iš vienos pusės su tą nytim tos spalvos iki galo, iš kitos pusės iki galo ir sumezgam va šitaip va gražiai ir paliekam ir žinom, kad kitą syk atėję trišę vėl pradėsim iš dešinės pusės. Na, jeigu